Šiandien jau galime didžiuotis pačiu moderniausiu ir tarptautinius standartus atitinkančiu plaukimo baseinu Lietuvoje. Lazdynų daugiafunkcio komplekso statybas organizavo viena didžiausių šalies generalinės rangos bendrovių Panevėžio statybos trestas. Projektas parengtas labai žaliame, ypatingą urbanistinę vertę turinčiame Lazdynų mikrorajone Vilniuje. Pastato vieta išskirtinė, nes sklypas turi labai išraiškingą reljefą, kurio šlaitais miestiečiai nuo seno naudojasi rekreacijai, pasivaikščiojimams gamtoje. Šis kompleksas pritaikytas ne tik treniruotėms, bet ir vandens sporto renginiams. Jame vyks nacionalinės bei tarptautinės varžybos, kurias galės stebėti iki 1200 žiūrovų. Lazdynų plaukimo baseino projektas gana sudėtingas, išsiskiriantis savo architektūra ir aukštais reikalavimais lankytojų saugumui bei komfortui. Svarbiausi projekto inžineriniai sprendimai orientuoti į pagrindinę užduotį, nenukrypti nuo techninio projekto reikalavimų, kurie yra griežtai reglamentuojami dėl specifinės komplekso paskirties. Techninėse patalpose po baseinu buvo suprojektuota sudėtinga sistema, automatiškai reguliuojanti vandens paruošimą, jo valymą, šildymą bei grąžinimą į miesto vandentiekio tinklus. Šiame Lazdynų projekte esame sumontavę visą baseinų technologinį įrangą, kuri randasi šalia baseinų techninėme rūsyje, kur dabar ir stovime mes. Šis projektas išsiskyrė tuo, kad tai buvo 7000 kubinių metrų vandens tūrio, olimpinis ir šuolių baseinas, kas Pabaltyje tokio realaus projekto nebuvo kol kas įgyvendinta, tai pats pirmasis. Čia sumontavome išskirtinės baseino valymo technologijas, ko nerasime jokiame kitame baseine. Tai yra baseino vandens filtravimas stiklo rutuliukų užpildais, visos sistemos pilnai automatizuotos. Baseino vanduo patenka į balansinį rezervuarą, kuris toliau siurblių pagalba keliauja į stiklo rutuliukų užpildus, kur vanduo filtruojamas, taip pat automatiniu būdu praplaunamas. Toliau vandenį pašildome termofikacinio vandens šilumokaičiais. Apšvitame UV dezinfekciniam lempom, kurios atlieka tiek papildomą dezinfekcinę funkciją, taip pat ir mažinam chloro neigiamą poveikį, todėl šiame projekte chloro beveik nejaučiame. Taip pat čia esame sumontavę olimpinius standartus ir oficialias varžybas atitinkančią FINA sportinę varžybų įrangą, vandensvidžio įrangą, šuolių į vandenį pagalvę, kuri sukuria 30 cm oro burbulų sluoksnį, kas leidžia treniruotis šuolininkam nesusižeidžiant šuoliam į vandenį. Ir visos šitos technologijos yra išskirtinės vien dėl savo technologinių sprendimų, tiek dėl dydžių ir gabaritų, kadangi vandens tūriai yra tikrai, kaip minėjau, labai dideli. Šiuolaikinė architektūra neatsiejama nuo naujausių technologijų, kokybiškų medžiagų bei tvarių sprendimų, galinčių užtikrinti pastato eksploatavimą daugelį metų. Hidroizoliacija – vienas tokių sprendimų, be kurių pastato kokybė neįsivaizduojama. Įrengiant Lazdynų baseiną ir jo prieigą, dušų kambarius ir balkonus, hidroizoliacinės medžiagas parinko ir tiekė uždaroji akcinė bendrovė Schomburg Baltic. Mes Lietuvoje esame jau 14 metų ir užsiiminėjom betono apsaugos sistemomis. Pagrinde dirbam su visais didžiaisiais statybininkais ir padedam jiem visose srityse, kur yra vanduo. Tai kas liečia šį būtent Lazdynų pastatą, tai jame vandens yra be galo daug. Ir visos zonos, kurios yra plytelės, kur matot plyteles tiek prie baseinų, tiek rūbinėse, jose visose yra reikalinga hidroizoliacija. Nes kitaip vanduo gali pratekėti ir tada irdinti betoną. Šiame būtent objekte buvo keblu tai, kad norint įrengti hidroizoliaciją reikėjo ne tik, kuri apsaugos nuo vandens poveikio išorinio, bet pastatas turėjo ilgą laiko tarpą, kuomet buvo neapsaugotas nuo vandens, nebuvo stogo, dėl to sienos ir pagrindai buvo įgėrę daug vandens. Norint teisingos hidroizoliacijos, reikia, kad hidroizoliacija leistų išdžiūti betono struktūrai. Ir ta struktūra tuomet būtų tvirta ir naši.
nes kitaip, jeigu uždarysit su mastika, tas vanduo neturės kur dėtis. Tai dėl to mes parinkom produktą Aquafin 2KM+, kuris netgi užtepus ant dar sąlyginai drėgno betono leido betonui toliau džiūti, nepaisant to, kad hidroizoliacija jau buvo padaryta. Vienas iš baseino interjero akcentų bendrose erdvėse bei baseino tribūnų zonose įrengta dekoratyvinio betono liejamų grindų sistema, kurią tiekia uždaroji akcinė bendrovė Velve MST, išskirtinis Mapei statybinės chemijos atstovas Lietuvoje. Atstovaujame pasaulyje žinomą gamintoją Mapei, kuris yra vienas iš statybinės chemijos lyderių pasaulyje. Tai produktų gama yra labai plati, 5000 produktų, tai nuo paprastų kasdienių, tokių kaip klijai ir silikonai, iki super specializuotų pramoniai, specifinės dangos, apsauginiai padengimai ir taip toliau. Tai yra vienas iš didžiausių gamintojų pasaulyje ir mes atstovaujame Lietuvoje jau 12 metus. Ir rinkai tiekime visas pagrindinės produktų linijas. Tai konkrečiam šiame objekte, ką pateikėme, tai yra būtent labai populiarų gaminį, Lietuvoje išpopuliarėjęs, tai yra dekoratyvinė betono sistema Ultratop. Konkrečiai jos versija natūralus efektas, tai yra cementinių besiūlių grindų sistema, kuri pasižymi plačias spalvų paletę. Tai kas leidžia architektams sukurti įvairiausius paviršių padengimo variantus, neapsiribojant paprastą pramoninio betono, ką mes žinome sandėliuose pilkos spalvos. Jas galima imituoti ir antracitą spalvą, ir baltą, kurti teraco paviršius kitose šios dangos variacijose. Tai čia, būtent šiame objekte buvo pasirinkta ta mūsų populiariausia. Jinai kartu ir ekonomiškiausia, bet ir populiariausia. Tai reiškia liejamų besiūlių grindų, leido sukurti antracito betono efektą. Ir, kaip ir minėjau, yra daugybė variantų, kaip su ją pagyvinti interjerą. Vat šiame objekte, kaip galima matyti, yra originaliai panaudota bėgimo takelio imitacija ant šio paviršiaus. Ko dar yra unikalios šios grindys, kaip matote, aplink yra vitriniai langai. Tai jeigu, tarkim, projektuotojai ir užsakovas nori turėti besiūlės grindys tokiose erdvėse, vis dar reikia atsižvelgti būtent UV atsparumą, kas yra didelis minusas, sakykim, tų pačių poliuretaninių epoksinių grindų, kurių yra versijos atsparios, bet jos dažniausiai yra brangesnės ir gana mažas pasirinkimas, tuo tarpu, kai cementinės grindys iš savęs yra UV atsparios, tai reiškia, jos neblunka UV spinduliuotės poveikia. Kitas dalykas, jos yra atsparios trinčiai, lengvai valomos, tai kas yra irgi aktualu tokio tipo objekte kaip šis, dėl to, kad yra didelis žmonių srautas ir valomumas ir priežiūra, ko gero, vienas irgi šalia estetikos iš svarbių kriterijų. Šiame projekte pasirinkti patikimi ir ilgalaikiai techniniai sprendimai, sumontuotos Europoje gerai žinomo gamintojo Hjorman Baltic, kone 100 medinių vidaus durų. Projektui pasirinktos sertifikuotos specialios durys, skirtos ekstremalioms sąlygoms. Jos pagamintos iš medžiagos, nebijančios didesnės drėgmės ir chloro, būdingų baseinams ir vandens centrams. Mūsų įmonė jau Lietuvoje 20 trupučių metų. Mūsų, sakykime, pagrindinės sritis yra pramonė ir buitinis sektorius, tai yra vartai ir durys. Tai visi labai žinojo gerai Hjormaną kaip gerą gamintoją durų ir vartų buitiniam sektoriui ir pramoniniam sektoriui kaip logistikos centrų, sakykime, vieną iš pagrindinių tiekėjų vartų krovimo technikos. Tačiau jau keletą metų mes į Lietuvos rinką ateidinėjom su projektiniais sprendiniais iš durų pusės ir iš esmės turime dabar labai gerą krepšelį metalinių, aliumininių ir medinių durų, būtent tokiem projektam kaip Lazdynų baseinas. Tai pačios durys yra pagamintos iš poliuretano, tiek stakta, tiek varčia ir dengtas yra aukšto slėgio laminatų. Durų varčios briauna yra plastiko apsaugota tuo pačiu, kad nesiskvertų drėgmė. Na ir aišku, ten paskui visa furnitūra, tai irgi yra jinai 4-5 antikorozinės klasės. Tai jeigu tikėti gamykla, tai jie sako, kad metusi mūsų duris į baseino vandenį, jūs galite po metų ar 2 ištraukti ir iš principo jokių deformacijų nebus. Nes tai yra amžinas dalykas. Lazdynų baseino stogo konstrukcija itin kokybiška. Ji yra lengva, mažesnė jėga slegia konstrukcijas, kartu puikiai užtikrina visas stogui reikalingas savybes – šiltinimo,
hidroizoliacijos, garo pralaidumo. Oficiali Vokietijos kompanijos Paul Bauder atstovė Lietuvoje, uždaroji akcinė bendrovė Vakarų Ikoda, Lazdynų baseine panaudojo visą eilę technologiškai pažangių medžiagų, sukurtų specialiai plokštiems pastatų stogams. Šiame projekte Vakarų Ikoda dalyvavo tiekdama sutabdinto stogo medžiagas, konkrečiai visus sluoksnius virš profiliuoto pakloto. Iš esmės mes matome lengvojo stogo konstrukciją, kurią, kaip minėjau, sudaro trys sluoksniai, tik tais, jeigu neskaičiuosime profiliuoto pakloto. Pirmasis sluoksnis, tai savaime aišku, yra garo izoliacinė plėvelė. Kuo jinai ypatinga? Ji savalipė, tai kaip klijuojama kaip lipdukas. Tai ką tai duoda? Tai mes neturime pasislinkimo per visą plotą, mes tikrai turime sandarų stogą. Šitos garo izoliacijos SD vertė 1500, kas reiškia, kad garas iš vidaus praktiškai nepateks į stogo konstrukciją. Kitas sluoksnis yra termoizoliacinis sluoksnis, visiems aišku, kad reikia šildyti, pastatą reikia turėti šiltą. Tai čia buvo panaudota PIR poliuretano plokštė, jinai tikrai yra jau Lietuvoje pakankamai gerai žinoma. Tiek, kad verta paminėti, kad jinai turi 150 kPa, kas reiškia, kad gniuždymo stipris yra tikrai aukštos vertės ir šiltas. Paskutinė stogo dalis yra hidroizoliacinė membrana, būtent TPO membrana, kurią mes čia dabar visi ir matome šviesiai pilkos spalvos. TPO membrana, kuo jį ypatinga? Jinai yra vienasluoksnė, tai mes vienareikšmiškai turime greitą montavimą, ar ne? Todėl dideliems plotams, aš manau, kad nėra geresnės alternatyvos. TPO membranos sudėty mes neturime nei sunkių metalų, nei halogenų, nei plastifikatorių. Tai kitaip tariant, danga yra ekologiška ir nekenksminga aplinkai, kas dabar irgi yra labai svarbu. Skaičiuojama labai paprastai nusidėvėjimas dangos arba ilgamžiškumas jos. Grubiai sakant, imkime taip, kad tai bus 15 metų milimetrui. Tai šiuo atveju čia panaudota 1,8 storio danga. Tai pasidauginę galim sužinoti, kad mes realiai jos tarnavimo amžių galim vertinti apie 30 metų. Eksterus įmonių grupės specialistai baseino fasado apdengimui pasiūlė Austrijos kompanijos Rieder pagamintus stiklo pluošto armuoto betono segmentus, kitaip dar vadinamus fibrobetono plokštėmis. Mūsų įmonė dirba nuo 1998 metų. Mes dirbame tiek interjero, tiek eksterjero srityje. Daug dirbame su architektais, rangovais bei pačiais vystytojais. Šiame projekte mes panaudojame austrų gamintojo Rieder armuoto betono plokštės, dar kitaip vadinamas fibrobetono plokštėmis. Jos yra plonos 13 mm storio ir yra didelio gabarito, gali būti netgi iki 5 metrų ilgio. Šios plokštės gali įgauti tam tikrą formą, kurią pageidauja architektas. Tai yra C elementai, U elementai ar L elementai, tai viskas yra įmanoma. Dar kitaip vadinama plokštė concrete skin, fasado oda. Ką jūs ir matote šiame projekte, mes turbūt tikrai įgyvendiname architekto idėją – aptraukti fasadą betono oda. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant Vilniaus miesto savivaldybei ir Vidaus reikalų ministerijai. Lazdynų baseino projekto vykdymu rūpinosi Vilniaus vystymo kompanija.